Sveiki, mėlyjei, dar kartelį. Na ir mūsų kanale keliaukime prie sekančios temos. Ką tu dabar praeini? Kas su jumis vyksta? Būtent dabar. Dėkoju, mėlyjei, už patiktukus, už komentarus, kuriuos man rašote asmeniškai. Dėkoju už jūsų skleidžiamą šviesą, už meilę, už norėjimą teisybės, teisingumo, už tai, kad kanalas jums rezonuoja, kad čia randate savo tinkamos informacijos daugas. Malonu. Dėkoju, kad esate. Na ir pasižiūrėkime, ką tu dabar praeini, kas su jumis vyksta būtent dabar. Galite žiūrėti oro ženklo vyrukai, vandeniai, svarstyklės, dvyniai. Ką tu dabar praeini, kas su jumis vyksta būtent dabar. Pasižiūrėkime, kas atėjo manęs pasižiūrėti šio kortų skaitimo. Jūs, kas čia vyksta jūsų gyvenime šiandien, ką jūs čia išgyvenate, kokios energijos pas jūs, kaip jūs vertina protėviai, kaip į jūs žiūri aukštesnėsios jėgos, jūsų dvasios vadovai. Na ir keliaukime, pasižiūrėkime. Žmogus po kažkokio konflikto, kortų gale konfliktas. Jūs, kas atėjote manęs pasižiūrėti, magas, žmogus, galite užsiimti ezoteriką, žmogus magiškas, savojo gyvenimo kūrėjas, menedžeris, savojo gyvenimo į rankas paėmėjas, kūrybiškas be galo, jaunatviškas, žmogus kažkokiam tai bėgime, galbūt darbuose, labai veiklus žmogus, toksai fantastiškas, išgyvenęs ir manipuliacijas čia visko. Štai koks jūs magiškas, galbūt turite kanalą kortų, gal užsiimate magiją, kažkas mėlėjai, na, išeinate iš iliuzijų. Labai gražių svajonių turėjote, bet labai daug ir iliuzijų tokių. Žmogus bunda, žmogus pamatė, kad čia pasaulyje labai daug netiesos, labai daug netikrumo, daug iliuzijų, daug apgaulės. Ir žmogus bundantis, sąmoningas, norintis harmonijos, nešantis meilę, harmoniją, gali būti ir vienišas žmogus, pats su savimi harmonijoje, atradęs tą pažinęs ir vyriškąją pusę, ir moterišką. Žmogus sąjungoje, žmogus nori sąjungos, žmogus meilėje, galite turėti mylimą žmogų. Labai fantastiškas žmogus čia mane žiūrės. Kaip jūs vertina protėviai? Na, sako, jums reikia išeiti iš praeities. Tiesiog, sako, nebūsi praleistas į kitą etapą be patirties, daugiametės patirties, augimo dvasiškai ir viskas jau praeityje. 3D istorijos, visos jau praeityje. Kas praeitį jau atgyventa, tos senos istorijos, atsisveikinti reikia su praeitimi. Sako, nepraraskite jaunatviškumo, neuždarykite to savo vidinio vaiko. Na, o aukštesnieji, kaip jūs vertina? Vadovai, na, sako, žmogus dirbo su savuoju ego. Pradirbo tą vadinamą ego, mėlėjai, tą būseną tokią, dabar nuolankesnis, jisai žmogus eina į tą savąjį triumfą, eis, sako. Čia žmogus dirbo su savimi, su savuoju vidumi. Čia pastoviai galėjo dirbti kas minutę, komunikacija su savimi, kasdien, programų pradirbimas. Ir štai, sako, aukštesnieji, džiaugiamės, nuostabi moteris pradirbo ego. Džiaugiasi protėvėje, iš praeities, sako, reikia išeiti. O kodėl čia apie praeitį kalba protėviai? Na, sako, šiandien moteris jausme. Ir turi eiti į naują pradžią, į naują etapą, sako, labai saulėtas žmogus, su saulėta siela, žmogus nešantis pasaulį, saulę, meilę. Protėviai džiaugiasi ir sako, reikia jums eiti link savų svajonių, štai dėl to išeiti iš praeities. O kodėl čia, sako, aukštesnieji pradirba žmogus ego? Na, sako, greitis pas jie yra, pas šį žmogų tikrai, jisai pradirba ego, ėjo transformacijas. Transformacija buvo per meilę, kuri galbūt per atstumą. Galbūt turite mylimą žmogų, kurį mylite per atstumą. Tai va dėl to, sako, dirba su savimi ir išeina žmogus iš netikro savęs, iš pagudravimų, iš kaukių ir deda tašką visiems, reiškiasi, daliai programų.
Išeina čia, sako, žmogui pavyksta pradirbti. Tai ką aš norėjau pasakyti, jūs pradirbate tą visą programyną, dėl to vat ir krito, norėjau pasitikslinti, taip ir yra, mėlyjei. Sako, čia žmogus tiesiog ne vien tik tai žiūri kortų skaitimus, bet jis ir dirba su savimi. Kasdien, kas minutę gali žiūrėti, dirbti, komunikacija vyksta su savimi ir programų pradirbimas. Štai, mėlyjei, kas pažinote save iš pradžios, dabar žiūrėkime, ką tu dabar praeini, kas su jumis vyksta, būtent dabar. Nu, sako, sustiprėjo moteris, tiek daug stiprybės įgyjo, sustiprėjo tiesiog tuos vidinius drakonus lauk varė, tą tamsą, labai stiprus žmogus, per meilę sustiprėjo, per meilėje, kur buvo daug sunkumų, transformacija sustiprėjo ir šansų, sako, nematė, ir liūdėjo, bet šiandien, sako, žmogus sąmoningas, pas žmogų bunda, budimas atėjęs yra, sąmonė kitokia, jau jis netoks kaip užpernai, kaip pernai, žmogus sąmoningas, sąmoningėja, žmogus nori idėjos rojaus žemėje. Čia žmogus ilgą laiką galėjo būti užsidaręs nuo išorinio pasaulio. Ir čia žmogus, sako, atsisveikina, jisai eina į naują. Iš kur išeina? Pasižiūrėkime, iš kur išeina. Čia žmogus, sako, išeina. Na, sako, labai galingi dideli pokyčiai. Angelai saugo, dvasios vadovai, po angelo sparno čia jūs globojamas, aukštesnieji mėlyjei su jumis. Čia išveda aukštesnieji iš kažkur. Iš kur? Sako, transformacija vyksta galinga, atsisveikina žmogus su praeitimi, jis išeis labai greitai dar. Pajudės finansai, mėlyjei. Ką tu praeini dabar? Etapą. Praeini skausmus praėjo, žmogus insultus, infarktus iškentė, konfliktus ir dabar, sako, žmogus išeina, sąmoningėja žmogus. Ką tu dabar praeini, kas su jumis būtent vyksta dabar? Sako, išėjo iš aukos programos. Čia, mėlyjei, pas jūs yra išėjimas į naują ir čia veda aukštesnės jėgos. Jūs labai gerai girdite aukštesniuosius, jūs išeinate iš aukos programos, iš skurdo. Tikrai žmogus išgyvenęs transformacijas, kančias, išeina iš velnio spąstų, nelengva, bet pavyksta. Atsisakot visokių prieraišų, prisirišimo nuo materijos. Čia žmogus bundantis. Atsisako jau iš pasaulio, jam nereikia daugo. Bet yra žmonėms, kam reikėjo dar iš pasaulio daugo. Bet praėjo laužimus, kančias, praeina transformacijas. Čia atsisako. Nes čia jau žmogus nereikalaus, jau čia iš pasaulio, jau jisai stebės daugiau, bus tokiam stebėjime, žiūrės, stebės. Nes čia žmogus kasdien, kas minutę komunikavo su savimi. Čia buvo programų pradirbimas. Ir jis tikėjo savimi. Ir dabar viskas atsispindi aplinkoje, kaip jūs bendraujate su jūs supančiais. Besąlyginė meilė pasimato. Ir kaip tiki, sako, kuo tiki, atsispindi viskas tavo galimybėse ir piniguose. Čia pajudės finansai, pažemė ženklo moteris, mėlyjei, nes jos nesiaukos, jos išeina į savirealizaciją, į save. Mielos damos, eisite į svajonės, taip sako protėviai. Mėlyjei, kaip nuostabu, žmogus, koks šaunuolis, jisai paėmęs vienišiaus tą poziciją, išmintingas be galo, ilgame procese. Ir tikrai, mėlyjei, žmogui netinka bet koks kolektyvas, netinka bendruomenė, bet kokia, netinka darbai, bet kokie. Tikrai, mėlyjei, jūs eisite į kitą etapą. Štai ką tu praeini. Griūva viskas sena. Ir tu su labai galinga patirtimi, su daugiametė patirtimi, su dvasiškai augimu, tu atsisveikini su praeitimi. Ką ir sako protėviai, kad žmogui reikia atsisveikinti su savo praeitimi ir griūva. Čia kažkam ir nunešiai karūną. Nelengva kelią praėjai, kažkokius kryžiaus kelius čia žmogus sunkius praėjo. Ir šiandien tu eini į savo svajones, į savirealizaciją. Gali žiūrėti manęs ir žmonės, interneto žvaigždės, turintys savo kanalus, magai, kortologai, tarologai, mėlyjei įvairiausi, jo, su kortomis dirbantys. Taip, buvo sunku čia žmogui, aklavietė buvo ir gėda dėl kažko, dėl
gal savo prieš save buvo gėda, mėlyje, ir šiandien jūs kursite naujus projektus, jūs be galo bendraujantis žmogus, išveda į balansą, pas jūs ateina harmonija ir balansas. Išeinate dar iš vienos programos, iš to, sako, prikaupiu ir netiduosiu, jūs norite dalinti su pasauliu, jūs norite taikos, norite padėti tiems, kurie mažiau turi negu jūs, ir jūs tiesiog su tokiu mąstymu, su tokia energija išveda į kitą etapą. Išveda čia į kitą etapą, čia aukštesnėji labai jūs jaučia, jūsų visa su aukštesniais šitas kortas paliksime jūsų signifikaciją ir pasižiūrėkime su kita kortų kalade, švento moteriškumo taro, gyvenimo cikliškumo kortos, pasižiūrėsime, ką tu dabar praeini ir kas su jumis vyksta. Jau žmogus suprato, kad jis pereis į kitą etapą, nes tiesiog į kitus etapus praeiname tada, kada tu jau turi galingą patirtį, daugiametę patirtį augime dvasiškai ir tiesiog viską jau žmogus į praeitį, visas 3D istorijas į praeitį nužeria. Taip, kad žmogus atsisveikina su daug priklausomybių, su kontrolė, su alkoholiu, su parūkimu, su materija, jau jam iš šito pasaulio mažai ko reikia. Jisai jau dar kažko nori iš šito pasaulio, bet jau tuoj, nes bundanti sąmonė pas jūs. Štai vat, kas pas jūs dabar čia vyksta, mėlyjei. Ką tu dabar praeini? Nu taip, galinga transformacija žmogus praeina, mėlyjei. Labai. Ir susipažinę su savaja šviesa ir tamsa, čia yra, mėlyjei, mirties korta, o mirtis sako, mirtis ir gimimas. Transformacija, tiesiai šviesiai ir pasakė, pakabinta situacija. Parodyta, kad žmogus buvo įsipainiojęs savame voratinklyje ir sustojo. Sako, žmogus ką pasėjo, tą ir pjauna. Į kur ėjai, tą ir gauni. Štai vat pas tave tokie dalykai dabar, kas žiūri manęs, pa žmogų yra ir 8 monetų. Nežinau, gal netgi nekrito niekada šiomis kortomis 8 monetų. Čia žinokit, labai įdomi šita 8 monetų. Deivė Frėja. O ką tai reiškia? Čia deivė Frėja, apdovanojimas už nuoširdų darbą, meilę savo, už darbų ir pastangų nuoširdžių įdėjimą ateina apdovanojimas. Iš aukštesniųjų, štai, mėlyjei, ką tu dabar praeini, va dėl to aukštesnieji sako, ateina dideli pokyčiai, mes tave jaučiam, tu dirbi su aukštesnėje jėga, čia tikrai mane žiūrės žmonės, kaip ir sakiau, gali būti tarologai, energetikai, hipnoterapija, kas užsiima, masažistai, čia, štai, mėlyjei, ateina apdovanojimas už meilę savo, už nuoširdų darbą visuomeniai, bendruomeniai, pasauliui, tu jau turi ką duoti pasauliui. Ir kiek tu duodi savęs pasauliui, kiek tu atiduodi savęs žmonėms, viskas atsispindi aplinkoje, kaip tu išreiški savo besąlyginę meilę, tiek pas tave. Progresas yra visose galimybėse, piniguose, viskas atsispindi šitie dalykai, mėlyjei. Kaip tu pradirbi savoje šviesą, savoje tamsą, nes žmogus į šviesą eina tada, kada pažįsta savoje tamsą, kada praeina savoje tą tamsą, mėlyjei. O čia žmogus tą ir praėjo galingą transformaciją. Štai tu dabar ką praeini, kas dar su jumis vyksta būtent dabar. Nu, eisite į svajonės, sako. Pas jūs jau užsibaigė veidmainystės, tikrai, sakau, čia jau išeina, pavyksta bent jau su tuo tikru veidu eiti į visuomenę ir jaustis tuo tokiu tikru, kaip tu namuose esi koks. Toks čia žmogus ir visuomenėje. Lazdų karalienė. Lazdų karalienė. Nu, čia dabar irgi labai įdomi, gali žiūrėti ir ugninga moteris manęs. O ką tai sako šita nuostabioji lazdų karalienė? Čia irgi labai retai, kai krisdavo ši korta, sako karalienė nakties. Pradžia gyvenimo, duodama pradžia bet kam. Ir projektams, ir santykiams, ir kūrybinė
energija, mėlyjei, pradžia prasideda. Taip, kad pradžia gyvenimo kažkokia pas jūs ateina svajonių įgyvendinimas. Čia, vat, mėlyjei, ir svajonės žmogus, žvaigždė krenta, didysis arkanas. Sakau, gali mane žiūrėti ir šiaip žvaigždė, turinti savo kanalą. Sako, šviesa jau netoli pas jūs, mėlyjei, pergalė šalia. Ir išėjimas iš velnio, o velnė, sako, parodyta moteris su dviem veidais. Moteris su kaukė, slepia savo tikrąjį veidą, kažkada slėpė tikrai. Kol nepradėjo dirbti, čia pradėjo žmogus pastoviai, aš matau, kad kasdien, kas minutę, komunikacija vyko su savimi, dirbo, ėjo lauk iš programų, tą patį mato ir aukštesnieji, čia nuostabus žmogus. Moteris buvo su kaukė, slėpė savo į tikrąjį veidą ir korta primena, kad visi mes nešiojame kaukės, visi vaidiname roles. Nereikia savęs sutapatinti su kažkokia role. Būk savimi, būk tikras, nes jūsų kaukė tai ne jūs. Ir čia žmogus jau jisai tikras, jam nereikia jokios kaukės. Ir matome taurių karalius. Gal pas kažką, mielos damos, yra taurių karalius. Ką nori pasakyti mums taurių karalius šiomis kortomis? Na, jautrus vyrukas, taurių karalius. Panašiai čia, mėlyjeji, karalius taurių kaip deivė Venera, netgi, korta sako, jūs gaunate rezultatą savo veiksmų. Ką pasėjote, tą ir pjaunate. Galbūt jūsų vyrukas šiandien taurių karalius, jausmingas, jisai vandens atstovas. Ką pasėjo, tą jisai ir gauna. Kur žmogus ėjo, tą jisai ir gauna. Štai va dėl to tokie rezultatai, ką tu dabar praeini, sako, ten, kur ėjai, tą ir gauni. Ateina teisingumas, teisingumo metas. Štai, kažką tai čia ir karminiai dalykai užsibaigė. Pats sunkiausias tas kelias ir eisite, sako kortos, į naują pradžią. Štai, mėlyjei, pasižiūrėkime dar, ką tu dabar praeini, kas su jumis vyksta būtent dabar. Labai švelnus žmogus esate, labai šviesos tokios nešėjas esate, galite dirbti su kortomis, turėti savąjį kanalą kortų. Na, labai nuostabus. Ir pas jūs keičiasi, mėlyjei, keičiasi likimas. Ir dabar žiūrėkit, žmogus su savo švelnumu prisijaukino savąjį lokį, vyruką. Labai nuostabi moteris. Moteris pilna tokios dvasinės šviesos. Moteris deivė, čia pavaizduota deivė Arta, prijaukinimas. Per švelnumą. Be galo žmogus sako, suvaldžiau savo kantrybę, štai kas čia vyksta. Per moteriškumą, per švelnumą, per šviesos skleidimą, per meilę. Ir štai kas čia darosi, mėlyjei, pas jūs reiškiasi riteris monetų. O monetų riteris irgi labai įdomi čia šioje kaladėje korta. Sako, čia toks kaip judėjimas, pajudėjęs finansai, tai tikrai jeigu buvo pastrigę. Ir sako, jūsų maldos, žinokit, išgirstos. Nuoširdžios maldos jūsų išgirstos. Tik dabar, sako, mokėkite išgirsti jūs atsakymus iš visatos. Ką jums nori pasakyti visata? Jūsų žodžiai išgirsti, visi atsakymai jūsų viduje. Tik mokėkite juos išgirsti. Va dabar išgirskite savo dvasinius vadovus, pabūkite tyloje. Ir visus atsakymus išgirsite. Čia yra, mėlyjei, sako, žmogus buvo papuolęs į savąjį tokį kažkokį labirintą ir tikrai keitėsi, tobulėjo. Ir čia, žinokit, įvyko bokštas, mėlyjei, deivė Hekatė pavaizduota. Labirintas tarp pasaulių, korta, sako, parodo, kad mes pasimetame savo dūšioje ir ateina Hekatė ir mus išveda ir senasis pasaulis pasilieka už labirinto durų. Štai taip korta sako, ir ką tu dabar praeini, kas su jumis vyksta būtent dabar, tai atsisakote senų šablonų, senų minčių griūtis ateina, pamokos to, ko mes neišmokome, supratimas. Čia žmogus dar supranta, sako, ateina pas mane pamokos tokios, ko aš dar neišmokau, turiu suprasti. Tiesiog arba mes, sako, turime patys suprasti, arba tai griauna kvantinis laukas tą, kas neveda į priekį. Taip, kad, mėlyjei, šiandien, kas dabar vyksta, ką tu praeini griūti ir griauna tai, kas tavęs neveda į priekį. Kvantinis laukas šitą griauna.
Ir buvot labai ilgai kažkokiam tai labirinte savo pastrigęs ir šiandien jūs praeinate į šviesą. Ir čia aštuonakė kardų, sako, žmogui pavyko. Čia tavo aštuonakė mėlyjei kardų. Čia požeminėje karalystėje Persifonę matome. Priklausomybė buvo nuo aplinkybių, baimių daug buvo, čia baimės, uždarimas požemyje, žmogus negalėjo judėti, veikti dėl savo vidinių blokų, baimių, dėl supančio pasaulio, kuriame jis užspaustas, negalėjo veikti ir čia žmogus dirbo su savimi pastoviai, kasdien, kas minutę. Komunikacija buvo su savimi. Gal jūs mano kortų skaitimų žiūrėjot, gal dar mėlyjei 30 tenais žiūrėjote. Žmonių mėlyjei tų kortų. Ir čia žmogus pradirba programas. Jisai išeina iš tų savo baimių, iš tų kažkokių vidinių blokų. Atsisako. Ir kas čia vyksta? Ir 19 didysis arkanas Saulė sako, po tamsos visada ateina prašviesėjimas. Saulė sako, po tamsos, štai tamsa ateina visada prašviesėjimas. Taip, kad šviesa jau netoli, tunelio gale. Ir 10 didysis arkanas sako, laimės ir likimo ratas, tai gyvenimo fortūnos ratas. Ir čia, mėlyjei, pavaizduota, kaip jūs gyvenate, kad gimėte, augote, brendote ir ateis laikas irgi, kaip ir mums visiems atsisveikinti su šiuo pasauliu. Ir visos žmogaus gyvenimo etapai, akimirkos čia atsispindi. Žmogus šį ratą, sako, praeina ir ne vieną kartą praeina, o centre motina žemė stebėjo jūsų veiksmus. Ir štai, mėlyjei, kas čia vyksta pas jūs, nuostabus dalykai. Jūs praeinate pro savąją tamsą. Tik tai išeisite į šviesą, praėjęs savąją tamsą. Čia žmogus eina į šviesą, bunda. Wow, nuostabu. Ką tu dabar praeini dar? Čia žmogus šoks savąjį gyvenimą, čia nuostabus mane žmogus žiūri. Šešiakė kardų. Čia irgi panašiai kaip tokia kaip transformacinė korta. Šešiakė kardų, sako, teisingumo. Neteisingumo, čia mėlyjei kardų, tai ta kaip transformacija būna pa žmogų. Irgi sako pa žmogų, šiandien, kas dabar, ką tu praeini, tai pavaizduota deivė Karmelita, susijusi deivė su laiškais, su skaitimu. Pavaizduota, kad žmogus ieško savęs iš vidaus, paieška to tikrojo savęs. Štai tas, ką tu dabar praeini, tą ir sako korta. Kokias dovanas mes pasiruošę dovanoti pasauliui, primindama, kad ir skaitimas, ir rašymas mums buvo dovanota, kad išeitumėt į tą šviesą su savo talentais, mėlyjei. Taip, kad jums buvo, sako, duota skaitimas, rašymas, kad išrašyti kažką su rašymu čia susiję. Ir čia, sako, žmogus ieško savęs iš vidaus, paieška to tikrojo savęs. Gal kažkas atidarėte Facebook'e kanalą, nešėte savas mintis, dalinote su žmonėmis savąją šviesą, savąją tiesą. Ir štai kas čia, mėlyjei, pas jūs ateina. Ir riteris lazdų. Riteris lazdų, kaip sako, pavaizduotas čia netgi ne lazdų, o kardų. Čia vėlgi tas kardų, čia vis tiek, mėlyjei, kardų dar riteris. Sako, deivė Gėja, kuri randasi tarp 4 angelų. Prisimink, kad tavo vidinė jėga yra stipri ir tau padės tavoji vidinė galia, padės tau ta vidinė galia įveikti visus sunkumus. Ir šiandien, ką tu dabar praeini, tu, sako, eini į priekį. Kas su tavim vyksta? Tu eini į priekį. Eini taip į priekį, kad tu šoksi savąjį gyvenimą. Kažkas, mėlyjei, eina į savas svajones, atidaryti kažkokią šokių studiją, mėlyjei. Čia pavaizduota deivė
erinoma. Erinoma šoka su gyvate, su šokiais kažkas susiję, mylėjai. Kažkas kažką atidarysite, ar šokių kažkokią tai įstaigą šoksite. Taip kad ir gyvatę matome, kad apvėja jos kūną, kur ta sako, kaip tu priimi savo kūną, kaip tu jį vertini, kaip tu priimi save ir koks esi šiandien, tas ir vyksta pas tave, mylėjai. Per kūno tą priėmimą, savęs priėmimą, skelbiu taiko šokį, sako žmogus, šoku savąjį gyvenimą, nes aš esu laisvas, aš šokdama gyvenimą, kuriu savąjį pasaulį. Štai štaip, mėlėjai, jūs kursite savąjį pasaulį. Štai koks jūs fantastiškas žmogus, pas kurį vyksta transformacija, pas kažką transformacija jau į pabaigą eina. Ir štai kas čia darosi. Pasižiūrėkime su runomis. Ką tu dabar praeini, kodėl tu praeini, kas su jumis vyksta dabar, ką pasakytų runos apie šį nuostabų žmogų, magišką žmogų, jaunatvišką, kiek bebūtų jam metų, jis yra jaunatviškas, jis yra nuostabus, nuostabiom vertybėm čia žmogus. Ką tu dabar praeini ir kodėl tu praeini, kodėl tu turėjai šitą praeiti. Sako dėl to, kad tu paveldėjai dvasinį augimą iš savo senolių, dvasiškai augti, tobulėti, kažkas ezoterikoje, mylėjai, tai sako angelai, tu eini gerų kelių, duosime jaučio stiprybės, sveikatos, kad įveiktum savoje dvasinę tą transformaciją, tą kelionę, eik į priekį, kelionės gali žmogus, sako, praeiti, labai žmogiškas žmogus, puoselėjantis vertybės, ateina naujas ciklas, su tavim visata, mylėjai, ir likimas susijęs su okultizmu, čia žmogus magiškas, išeina iš tos pakabintos situacijos, iš to užspausto ledo. Taip kad štai, mylėjai, kodėl ką tu praeini, tu tą užspaudimą paleidi. Pas tave naujas ciklas, su okultizmu, paslaptys atsiskleis. Dar sužinosi apie save daugą, eidamas kas minutę, kasdien būdamas komunikacijui su savimi, pastoviai, pažindamas save, tu dar paslapčių apie save daug sužinosi. Štai koks nuostabus žmogus, harmonijos norintis, bundantis, išeinantis iš iliuzijų, be galo magiškas. Moteris atsisveikina su ego, nuolanki ir netgi, kiek bebūtų metų, jinai neuždarys to savojo vidinio vaiko. Dar savajam vidiniui vaikui, kiek bebūtų metų, ar 80, ar 30, ar 50, ar 60, jinai žaislų planetoje savo dar žaislų vidiniam vaikui nusipirks. Ir žmogus paims savąjį gyvenimą į rankas ir kurs kūrybą. Štai, mėlėjai, koks jūs fantastiškas žmogus, ką tu dabar praeini. Tu praeini griūtis tavo gyvenime įvykusi. Gali būti, kad išeina iš jūsų gyvenimo žmonės. Darbai jau nebetinka tie, kas buvo. Atsisijoja viskas ir tu eini į tikrąjį save. Štai toks buvo šiandien kortų skaitymas, mėlėjai, ką tu praeini dabar. Su jumis buvo Sandra. Atsisveikinu. Sudie.